Atslūgus Eurovizijos karštiniai, netrukus nersime į futbolo aistras. Prasidėjus Europos futbolo čempionatui, skirstysimės įvairias komandų palaikymo stovyklas. Neretai komandų aistringus gerbėjus vadiname fanais. Tik ar žinome, kad tai yra iš anglų kalbos kilęs svetimžodis, keistinas lietuviškais atitikmenimis – aistruolis, sirgalius, gerbėjas, mėgėjas. Taigi puikiai suprantame, jog visų futbolo gerbėjų troškimas yra jų komandos pergalė. Juk kiekvienas sulaikęs kvapą stebi, kad tik kamuolys nepraskrietų šalia vartų. Tik vėl reikėtų atsiminti, kad blogiausiu atveju kamuolys skrieja ne šalia vartų, o pro vartus. Nes su judėjimo veiksmažodžiais, kai judama ne šalia ko nors, o pro ką nors, prielinksnio šalia ir kilpininko konstrukcija nevartotina. Taip pat reikėtų atsiminti, kad spartuoliai futbolininkai žaidžia apsiavę ne bucais, o futbolo batais, kurių padai yra su kapliukais arba skersiniais rumbais. Tad linkime visiems įdomaus artėjančio Europos futbolo čempionato bei nepamirškime gražių lietuviškų žodžių.